kadangi senstame, vis dėlto būna tokių akimirkų, kai apima baimė, senatvės, nerimas dėl to, kad senstame. Šiandien apie tai ir pakalbėsime. Jūs žiūrite Žilalaidę. Spauskite patinka, spauskite prenumeruoti, jeigu dar to nepadarėte. O dabar kalbėsime apie tai, kas visiems mums yra labai svarbu ir kartais ir sunku kalbėti apie tai. Tai pirmiausia, norėtųsi pasvarstyti, kas yra baimė senti, bet pradėsime nuo mūsų gal su Aušra asmeninių patyrimų, kada mes pajutome, kad štai jau senstame. Kada tu tą pradėjai suprasti, Aušra? Aš pirmą kartą, tai yra du tokie taškai, kai pagalvoju. Pirmas taškas, kai manęs prieš kokį 15 metų kažkas man pasakė, jūs taip jaunatviškai atrodote. Ir tas jūs jaunatviškai atrodote, tarsi automatiškai reiškia, kad iš tikrųjų jums pasisekė. O kitas kartas buvo šiek tiek anksčiau, man turbūt buvo 40-42, kai aš supratau, kad aš turiu sportuoti. Aš niekada nebuvau sportavus iki 40 panašiai tuo metu. Ir čia tuo metu buvo labai madoj, ten stepas kažkoks lipdavo man ant platformų, visa kita. Aš tada visą tai labai mikliai galėjau padaryti ir aš iki šios dienos iš tikrųjų sąžiningai sportuoju. Ir man tai buvo tas signalas. Tu judi nebe taip, kaip reikia, tau reikia visą laiką gauti daugiau energijos. Tai va tokie du taškai. O man tai buvo, kai aš nuėjau pas kirpėją ir kirpėja sako, gal nebadažykim plaukų. Labai gražus tie plaukai ataugo, tokie žilstelėję. Pagalvojau, gerai, atauginom plaukus ir kai atauginom, ir tada pasižiūrėjau, oho, tada supratau, kiek aš daug tų žilų plaukų turiu. Va. O kitas dalykas, kai pradėjau pastebėti raukšlės, bet kadangi jos nesiranda per vieną dieną, tai tada supratau, čia nebent kaip palygini nuotraukas, kaip atrodė tam prieš 3 metus, 5 ar 10, tada supranti, kad tų raukšlelių daugiau. Ir dar vienas dalykas, ką aš supratau, tai kad šiek tiek pradėjau lėtėti. Tarkime, kai dirbu prie interneto, jau tie patys darbai atima šiek tiek daugiau laiko. Kai reikia išsiruošti iš namų kur nors eiti, užtrunku jau ilgiau, nes viską truputį darau lėčiau. Tiesą sakant, kai vieną kartą pabandžiau padaryti greičiau, tai yra paskubėti, šiek tiek pamiršusi apie savo amžių, tai gavau rankos traumą. Tai geriau neskubėti. Geriau skubėti lėtai ir iš tikrųjų pagalvoti apie tai, kokiose amžiaus. O kai pagalvoju, kokiose amžiaus, tada tikrai būna, kad apima baimė ar nerimas, kuris galbūt ne su amžiumi yra susijęs, o ne su metais, o su mintimis, kas gali ateiti, kad tu gali jaustis blogiau, turėti daugiau sveikatos problemų, tai, kad galbūt tu nebegali savimi pasirūpinti taip, kaip norėtum, kad tau reikia kitų pagalbos, priklausomam. Tai tokie dalykai yra. Ką tu apie tai galvoji, Aušra? Aš manau, kad baimė senti yra labiausiai baimė praradimo. Tu teisingai sakai, mes bijome prarasti sveikatą. Taip. Bet ne tik sveikatą, mes bijome būti nebereikalingi, taip kaip iki tol. Mes bijome, kad mus gal pamirš ten kas nors draugai, arba kas nors užims mūsų vietą. Nu, ten jau mes kažkur įsitaisome ir jau ten liktai gerai. Tokia gana dažna baimė, aš ją esu pastebėjusi, labai tikiuosi, kad jos neturiu ir labai stebiu, kad jos neturėčiau. Baimė kontroliuoti. Ta prasme, kad aš nebegaliu kontroliuoti aplinkos. Nu, ten vaikus pastumdyt, ką jie turi daryti, ką. Aš labai stengiuosi nuo šito laikytis. Bet žmogiškai tai yra viena iš dažnų psichologinių ir rašant. Ir tikrai aplink matosi, kad tiesiog negali atsikabinti nuo savo vaikų, nuo savo įpročių ir taip toliau. Nu, tai tiesiog ta baimė, kad aš nebegalėsiu taip funkcionuoti. Tarsi buvimas savaime nėra, bet aš taip nebebūsiu funkcionuojantis, reiškia, aš būsiu senas. Bet tokia, manau, yra esmė. O man asmeniškai labiausiai tai yra susiję su tuo, su savarankiškumu. Kad labai bijau, kad apima nerimas, kad galbūt negalėsiu savim pasirūpinti, nebūsiu tokia savarankiška, aš apie tai galvoju, dažniausiai apie tai galvoju ir tada galvoju, aha,
gerai, mano name yra liftas, ar ne? Tai vadinasi, kad jeigu ateitų toks laikas, kad man prireiktų vaikštynės ar netgi vežimėlio, aš vis dar galėsiu išvažiuoti lauką iš savo būto. Kitas dalykas. Aha, gerai, jeigu nebepatemsi krepšio arba jau kojas sunkiai laikys, tai ką daryti su pirkiniais, su maisto produktais, būties prekiamis. Tada galvoju, aha, aš neblogai moku naudotis internetu, galiu užsisakyti, taip kaip buvo per pandemiją, arba kai sergant. Mūsų klausytojų tarpe, aišku, ne vien Vilniečiai, kitiems ta galimybė. Bet aš turiu galvoje, kad labai gerai yra, aš man asmeniškai, tarkim, gerai yra, kai aš pasveriu. Vat, jeigu kažkokios baimės yra, tai ką gali apgalvoji, o ką to vietoj gali padaryti, kaip gali padaryti, kad jausim tada tvirčiau, kad baimė nebūtų stipri. Dėl to, kad ta baimė ir nerimas vis tiek pasireiškia. Mes iš tikrųjų senstame, mums iš tikrųjų metų daugiau. Čia gali būti ir dėl ateities, dėl ligų, dėl mūsų organizmo ir pokyčių, ir kūno pokyčių. Ir gali būti kartais gal į veidrodį nesinori žiūrėti, galbūt liūdesys apima dėl praeities, dėl to, kad tu atrodo tiek visko galėjo, dabar tiek visko negali. Tai ateina tokios mintis. Ir dėl to kartais atrodo, kad gyveni ne dabartyje, tai kad turi šiandien. Aš ir norėjau tau pasakyti. Aš darau viską, kad iš karto, kai man kyla tokios mintis, numušti. Aš kažkada mamytei pasakiau, kontekstas buvo visai kitas, metų prieš kokį 20. Jinai ten svarstė ir jai nusipirkti, 30 metų. Televizorius jau senas buvo, sovietinis sugedo, jinai turėjo santaupų ir jinai, ar čia aš galiu tas santaupas, ar čia laidotuvės bus. Mamytė, sakiau, dar nei vieno nemačiau gatvėje gulinčio lavono, nepalaidotų, visus palaidoja. Ir dabar aš savo iš karto tą frazę sakau, kai mamytės jau nėra daug metų, aš visą laiką savo sakau, Aušra, dar nei vienas neguli. Aš truputėlį vėliau kitame socialiniam kontekste šitą klausimą dar paliesiu, bet aš manau, kad kaip tu darai, man atrodo, kad tu tam tikrą formą, kodėl aš stengiuosi to nedaryti, todėl, kad taip įklimsti į ateities, kurios nežinai, svarstymą. Tu visiems jos nežinai. Taip. Tu negali visų scenarijų sudėti, bet tu gali užkrauti savo galvą scenarijų, kurie gal bus, gal nebus. Ir gyvenimas eina pro šalį. Geriau gyventi šiandien. Taip. Tarsi mes susitinki su draugėm, išgeri taurę vyno, truputėlį sūrio, ir iš karto geriau. Aš iš to pritariu, nes jeigu suksi mintis apie tai, sakoma, mintis realizuojasi. Taip, nebūtinai realizuojasi, bet vis tiek tada susikuria pats savo įtampą susikuria. Taip, ir vietoj to, kad gyventumai, džiaugtumeisi saulute, kuri yra, tai šitą geriau sustoti. Aš nesakau, kad visada lengva sustoti, bet geriau sustoti. Aš sakau, tau iš karto sakau, kai tik pajuntu, sakau, Aušra, dar ne vienas nebūtų. Tarkim, atsiguli miegoti, ar ne, ir tam kažkokios mintis plaukia, negaliu užmigti ir galvoji, kada, o po 10 metų, kiek man bus metų, ar aš ką galėsiu. Tai tada sustoju ir galvoju, o ką aš rytoj veiksiu? O, aš rytoj šitą darysiu, o kokius fainus dalykus rytoj darysiu. Arba ką šiandien dariau, arba kas man buvo šiandien miela, koks nors žmogus maloniai pasišnekėjo, dar kas nors. Ir iš karto, o kas bus? Vaikystėje tokia irgi mamytė daina, o visa kas bus, pamatysi tada. Mūsų tai labai gerai. Kada bus, tada ir pamatysi. Dar vienas dalykas yra socialinis spaudimas. Tikrai yra jaunystės kultas, ar ne? Kokie mes jauni, gražūs, sėkmingi, o labai mažai matome, labai mažai laimingų senjorų pavyzdžių. Ir toks dalykas, kad mums rodo, kokiam būti jaunam ir kokiam būti šauniam, bet retai kaip gražiai senti. Labai retai gauname patarimų ar matome, lyg esame pamiršti. Yra tam tikra riba, kai mes daromės pamiršti, o tai, kas būna, tai daugiau, tokie formalūs tokie dalykai. Čia mes pakalbėsim vieną kitą ir mes jau tą amžiaus grupę atspindėjome. Dažniausiai tai yra todėl, kad mūsų kažkaip tie
labai nepriklausomi, man atrodo, dažnai nepriklausomi nuo išsilavinimo ir susivokimo, žurnalistai įsivaizduoja, kad tik jų amžiaus grupė gali visus dalykus įspręsti, net ir senatvės klausimus. Ir iš dalies, tai čia va tas atvejs, kur aš net lapelių turiu pasidėjusi, aš pasiruošiau šitam atsakymui, kad jis būtų toks nuoseklesnis. Ir ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį. Padirbėsiu trupučiuką tą dėstytoją, kuria buvau visą gyvenimą. Į ką mes turėtumėm atkreipti dėmesį. Kur yra problema? Moderni kultūra, ypač ta viešoji, kuri pasireiškia, jinai į senatvę žiūri kaip į problemą, kurią reikia kaip galint ilgiau nustumti nuo savęs, atidėti į kažkokį neaišku ir, jeigu ką, reikia slėpti. Ir tas laukas yra toks labai susietas su kuo. Jis tarsi automatiškai sukabinamas su mažėjančia verte. Mažiau grožio, mažiau tempo, tikrai esame lėtesnės ir tu tas sakei, mažiau aktualumo, ką tai bereiškia. Nu va, čia jau labai mes tipo jaunatviški žinom. Ir todėl atsiranda žmonėms labai dažnai senstant, atsiranda spaudimas, atrodyti jaunesniam, veikti kaip jaunesniam, tad iš tikrųjų jie pasidaro neįdomus būtent per tai. Ir jie įmanoma apskritai atmesti savo amžių, vaidinti, kad čia nėra. Ten tokių keistų istorijų buvo, kai moteris labai jau ten keistai, kai kurios rengėsi, ten jau kažkokios jaunuolės vaidina. Bet čia yra iš tikrųjų, kur yra įtampa ir mes judame į priekį, o kultūra ką sako? Jinai sako, apsimeskite, kad taip nėra. Aha, aš dabar įsiterpsiu ir pasakysiu, vakar liktai skaičiau tokią antraštę, ar taip antraštę, kad senjorė, kurie 75 metai, sako, kad jie jaučiasi kaip 25. Liktai ignoruoja. Taip, jinai iš tikrųjų gyvena tarp dviejų tikrovių, tarp realybės ir įsivaizduojamo viešojo vaizdo. Čia yra nesąmonė. Ta moteris yra 70 metų. Taip. Jos smegenyse kažkas įvyko, kūnas tikrai žino kiekvieną. Ir tada paieškokime, aš noriu pateikti du tokius kitus alternatyvius būdus, kurie man atrodo absoliučiai išlaikyti laiko, yra protingi ir atitenka bet kokį sveiką mąstymą. Vienas žvilgsnis yra filosofinis, kitas žvilgsnis yra iš krikščionybės perspektyvos. Taip? Iš tikrųjų, giliausiai filosofija šitą senėjimo klausimą ir mums gal geriausiai suprantamai yra išnagrinėję antikoje stoikai. Jie atsirado Graikijoje, po to persikraustė ir jau išsiplėtojo Romoje ir Lietuvoje mes tikrai galime paskaityti jų darbų, pavyzdžiui, Marko Aurelijaus laiškus ir kitokius dalykus. Ir iš tikrųjų, ką sako stoikai? Stoikai aiškina, kad žmogaus aplinkybė, žmogaus ramybė, kas jiems labai yra svarbu, žmogaus ramybė, tas neužsiciklinimas, kas ten bus, kur ten, tiesiog ramiai esu šiandien, priklauso ne nuo išorinių aplinkybių, o nuo taip, koks yra tavo santykis su tuo, kas vyksta ir kaip tu mąstai, kaip tu tai priimi. Seneka, pavyzdžiui, vienas iš stoikų sako, čia aš tiesiog ir citatų parankiau, netrumpas gyvenimas mums duotas, o mes patys jį trumpiname. Turime pakankamai laiko, jei tik mokame tą laiką tinkamai naudoti. Ką jis iš tikrųjų nori pasakyti? Jo esmė labai paprasta. Ramybė ateina ne iš to, kiek jums metų, o iš santykio su laiku. Jei nustojame blaškytis, vaidinti jaunus, dar kažką, tai atsiranda erdvė gyventi šiandien, sakau, savo mažus darbus padaryti. Epiktetas buvo dar skaidresnis, dar aiškesnis, nesiek, kad viskas vyktų taip, kaip nori. Norėk, kad viskas vyktų taip, kaip vyksta ir gyvensi ramiai. Labai gera mintis. Taigi ramybė atsiranda iš to, kad kai nustojame priešintis neišvengiamumui. Ta moteris, kuri jaučiasi vis dar 25, jos pusė gyvenimo yra kaip jaustis 25, gal matyti, kad jis nepriima savo amžiaus. Tai akivaizdu, kad čia yra problema. Ir tai yra stumiama beje žiniasklaidoje ir visur. Bet kokio viešoje erdvėje. Aš pradėjau nuo modernios kultūros. Reikia paslėpti ir užgniaužti. O po to sako, vai, seni žmonės kokie keisti, tai jūs juos kavojate. Ir
Bet labiausiai siūlyčiau pasižiūrėti, va, jeigu kam tai pasirodytų įdomu, ar kokio nerimo yra, ne visigi ten turi pinigų visokiems psichoterapeutam ir visą kitą, paskaitykite Marko Aurelijaus meditacijas. Aš įdėsiu į lietuviškus šaltinius, į apačią ir nurodysiu. Jis labai gražiai savo laiškose, jis jos lik savo rašo ir jis sako, priimk viską, kas tau nutinka. Tarsi taip tau ir buvo skirta. Ir tai nėra pasyvi laikysena. Tai susitaikymas su gyvenimu toks, koks jis yra. Nereikia kovoti, reikia priimti. Ir daug ramiau gyvensi. Vienu sakiniu, jeigu kalbėt apie filosofinį žvilgsnį į senėjimą, tai filosofija mums sako. Senstame ramiai tada, kada nustojame kovoti su laiku ir tiesiog gyvename tą laiką, kuris yra šiandien. Visi budistai jums pasakys, gyvenk dabartyje. Kartais sudėtinga tai padaryti, bet. O dabar krikščioniška perspektyva. Krikščioniška perspektyva truputėlį kituo kampu. Truputį kitas yra kampas. Jeigu stoikai liepia priimti senėjimą, tai krikščionybė sako, pasitikėkite Dievu. Psalmėse 92 psalmė yra labai labai graži citata, kurią labai dažnai krikščioniškos knygos mėgsta cituoti šitame kontekste ir sako, ir žiloje senatvėje jis neš vaisių ir sultingų. Ir Dievas sako, aš tave nešiosiu toj psalmėje. Ir senatvėje, kai tu būsi senas, aš vis vien tave palaikysiu. Ir kas įdomu, toj psalmėje senatvė yra pateikiama kaip vaisingumo metas. Mes labai vaisingumą siejam su gimimu, taip toliau, o bažnyčia, krikščionybė galbūt, jis sieja su tuo, kad tu jau gali duoti. Tu, ta prasme, tu nebegauni gal, bet tu gali duoti, tu gali daryti. Patirtis, išmintis. Tai patirtis, išmintis, ramybė. Taip. Tos pačios ramybės į chaosą seni žmonės gali. Jeigu jų nestume vaidinti jaunų, jie gali nešti ramybės į tą informacinį chaosą. Dar viena labai stipri vieta yra Izaijo knygoje. Aš irgi paskaitysiu tiksliai citatą, nes tiesiog man gražios tos citatos. Išlaikau jūs nuo pat vaikystės, čia Dievas kalbasi su Izaiju. Liksiu viskas pats, kai jūs pasensite, pražybsite, nešiosiu jūs ir tada. Dievas kalba žmogui, jo yra pažadas, aš tavęs nepalieku, jeigu tu mane priimi, jeigu tu mane girdi, katalikai žinot, mes ir sakome, tėvė mūsų, mes jį grėvimės kaip į tėvą, tai mes tiesiog suprantam, jis tiesiog laikas kitas, bet jis mus palaiko, mes remiamės pasitikėjimu. Ir labai gražiai šventasis Augustinas, čia jau po keleto šimtų metų, po Kristaus, jis jo išpažinimus, iš tikrųjų labai siūlyčiau visiems, kas norite ramios, labai intelektualios ir protingos knygos, ir tokios ramios, ją skaityti galima labai ramiai, kaip beje ir stoikus verta skaityti ramiai. Jisai labai gražiai vieną klausimą pirmoje knygoje išpažinimuose savo, daug yra gražių lietuviškų leidimų su paaiškinimais, jis aiškino, kad mes esame labai neramus nuo prigimties. Mes vis kažko ieškom, kažko bijom, kažko nepasieksime. Ramybė nėra savaime duota, ją reikia rasti ir jos reikia ieškoti. Tai va, užbaigiu. Senti ramiai nereiškia išlaikyti jaunyslę. O vis labiau pasitikėti tuo, kad tavo gyvenimas turi prasmę ir tada, kai jis lėtas, kai jis lėtėja ir kai jis yra lėtas. Ir ką jums sako ta moderni kultūra, kuri iš tikrųjų kartais jinai pasiklysta laukose, jinai savo tą nerimą kontroliuoti liepia. Ne, reikia arba anot stoikų priimti, arba jeigu esate tikintis žmogus, bet jeigu praktikuojate, einate į bažnyčią, tai netemkite ten savo vaikų, anūkų, savim užsiimkite toj bažnyčiai. Ir paprašykite Dievo. Ir aš tai, kad darau kiekvieną dieną ir šiandien, tarp kitko, kai kunigas per mišę pasakė, kad pagalvokite, kas jums svarbiausia, aš pagalvojau, Dieve, leisk man gyventi šiandien ir tavim pasitikėti, kad viskas bus taip, kaip reikia. Tai va. Tokia ilga kalba, bet aš manau, kad tai yra prasminga, nes aš įsivaizduoju lietuvišką kontekstą, kuriame apie tai neįprasta kalbėti. Gerai, o dabar važiuojame toliau. Taigi suprantama yra, kad neskaičiukose ne amžiuje, o požiūrė yra esmė. Ir aš jau nuo savęs pridursiu, kad
labai gerai yra, jeigu mes galvosime ne tai, ką bijome prarasti ar prarandame, o tai, ką įgyjame, ką jau minėjo Aušra, o įgyjame tikrai daug. Aišku, nereikia žiūrėti pro rožinius akinius, kaip čia viskas faina, kaip čia viskas gerai, kuo daugiau metų, to geriau. Ne, taip nėra, turime būti realistai, tačiau yra labai daug gerų dalykų, kuris vadinamas yra pozityviu senėjimu, todėl kad mes po truputį turime, jau ką minėjom, daugiau patirties, daugiau išminties, turime tą susikaupimą ir iš tikrųjų turime ramybę. Aš atsimenu jaunystės laikus, tai nerimas toks, tą daryti, čia tokie siekia, nesiekia. Kiek įvykių visokių reikia visur sudalyvauti. Jau gali susikaupti, pabūti daugiau laiko savo skirti. Ir tai yra labai geras dalykas, tai ko nebuvo anksčiau, kai tu gali savo daugiau laiko to skirti. Ir tas nebėra to skubėjimo, ir dabar todėl galime tą gyvenimą jausti, kiekvieną akimirką jausti, kiekvieną dieną jausti, kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą. Štai saulė patekėjo, štai saulė leidosi ir mėgautis tuo, ką mes turime, mėgautis šiandien, nes niekas nežino, kiek tai truks, kiek mūsų gyvenimas truks. Tai todėl mėgautis yra labai svarbu. Dar vienas dalykas toks, kaip priimti savo amžių, ir aš radau tokius patarimus, kurie yra siūlomi, kaip priimti savo amžių, tokie konkretūs dalykai. Tarkime, vienas iš tokių patarimų - nustoti lyginti save su jaunyste. Tai aš dabar kiekvieną turiu atsakymą, tikiuosi, kad Aušra irgi prie to prisijungs, prie to atsakymų. Tai aš galiu pasakyti, lengva pasakyti, bet ne taip paprasta padaryti. Tarkime, man neįdomu. Tarkime, savo namuose turiu ant sienos pasikabinusi savo jaunystės laikų nuotrauką, kur aš esu prie rotondos, tais bohemiškais, hipiškais laikais, ir aš kartas nuo karto į save pasižiūriu, štai Rasa, kokia tu buvai. Bet pasižiūriu be kažkokio tai ar liūdesio, ar labai graži nuotrauka, liūdėjimo. Ar kažkokios desperacijos, tai pažiūriu, štai kokia tu buvai. Tai vis tiek palyginu, kadangi yra ir veidrodis namie, tai palyginu. Kitas dalykas yra rūpintis kūnu, bet be spaudimo, tai čia prisipažinsiu, kad galėčiau geriau ir daugiau. Aš rūpinuosi su spaudimu. Aha. Aš tikrai 3 kartus per savaitę einu sportuoti, stengiuosi šaunuolė. namuose. Aš tiesiog labai gerai matau savo giminės moteris, mano tėvelio sesutės, jau dabar amžinatilsį, mirė tiesa labai garbaus amžiaus, po 90 metų joms buvo, bet jos labai sunkiai senatvėje judėjo. Ir aš savyje tą randu, dėl to aš labai... Tai va aš čia su spaudimu. Tai geriau aš su spaudimu biški pasportuosiu. Dabar jau tiesa taip įpratau, kad labai man tai ir malonu. Aš ir einu iš tam tikrą formą su spaudimu, bet man malonu. Tai iš tikrųjų, kad šitą tai va reiktų daryti visiems. Kiek ten ta sveikata leidžia, nereikia ten kažkokiu tai ten cirkų ir kažkokio grožio kulto. Čiagi ne dėl grožio tu sportuoji, kad... Dėl savo savijautos. Kad būtum sveikas, kad nepadarytum vaikams ir artimiesiems tam irgi tos įtampos. Problemų. Ką tu labai gražiai kalbėjai, kad tas savarankiškumas mums yra labai svarbu. Aš, pavyzdžiui, tikrai, aš žinau savo sprendimą, aš esu labai senai tai nutarusi prieš daug metų. Kai tik tai aš pajusiu, kad aš tampu našta, tiksliau, kai aš pajusiu ne, kad aš tampu našta, o kai aš pajusiu, kad aš nebesusitvarkau. Barborų nebeužtenka, dar kažko, tai aš iš karto ieškosiu, aš anksčiau, prieš tai pradėsiu ieškoti senelių namų, kur naisiu ir tiesiog... Tai mes apie tai darysim atskirą laidą. Taip, bet aš esu tam ir psichologiškai, ir visai pasiruošus, aš manau, kad tai yra labai gera forma, o neužmesiu save kam nors ant galvos tam. Aš dar galėčiau pridurti, kalbant apie save, rūpintis savo sveikata, savo kūnu, tai man tai yra vaikščiojimas. Aš turiu pomėgį vaikščioti, aš galiu eiti. Čia tas pats sportas. 8 ar 10 tūkstančių, nuo 8 iki 12 tūkstančių žingsnių man tai yra malonumas. Aš nuovargio nejaučiu ir kiek žinau, kad tai yra geras dalykas. Geras, jeigu nesi toks kaip aš, man, pavyzdžiui, 5000 ir... Jau blogai, jau dabar ir gydytojai sako, jūs geriau nepersistengkite su vaikščiojimu. Ta prasme, aš čia, kodėl šitai sakau, aš noriu atkreipti dėmesį, kad neklausykime, nereikia įprasti klausyti tų labai bendrų patarimų. Nereikia savęs klausyti. Reikia savęs klausyti. Mano draugė, kuriai 83, jinai sugeba nueiti
17 tūkstančių išėjusių Štai Vingio parką prašau. Aha. vos ne kasdien. Man tai yra kažkoks kosmosas. Aišku, kad tai yra sportas, aišku, kad jinai puikiai save palaiko fiziniai formai, bet pavyzdžiui, kada tu turi tokias problemas su kažkas ten manyje netaip sudėta su kojom ir dar kažkaip, tai tada tiesiog reikia kreiptis į gydytojus, paprašyti, kad parodytų ten. Pritaikys kiekvienam. Visose poliklinikose yra, padeda, pritaiko ir iš tikrųjų nereikia bijoti, reikia, nes aš ketinu kitiems rinkimams labai Vilniui kovoti už tai, kad vyresnio amžiaus žmonėms specialias darytų sportinės programas, taip toliau, nes irgi labai rūpinasi, kaip ten jaunimas pasportuos. Ir mes dar paanalizuosime, kas yra skirtas seniorams ir kiek yra skirtas seniorams. Labai žinokite kukliai tos, jie įsivaizduoja, kad čia mes labai tingus, tai jūs tiesiog iš mūsų atimėte viską. Nekariausime su jaunimu, bet irgi tą savo dalį, pabandysim. Dabar kitas dar patarimas yra turėti veiklų ir tikslų. Tai čia aš galiu pasakyti, kad aš turiu daugiau negu turiu laiko, negu spėju. Aš daugiau negu reikia turiu tikslų, čia geriau turėti jos, man Dievas sakytų, tu apsiramink, aš kartais ir savo sakau, susiturėkau šį rytą. Bet jeigu kartais nežinote, kaip atsikėlėte ir nežinote, kaip praleisti dieną, tai tikrai sugalvokite, kas jums patinka ir ką galite veikti. Dabar jau turite laiko daryti tai, kas patinka. Ne tą, ką reikia, o tai, ką norite. Visi tarp tų patikimų reikia balansuoti. Be abejo, kad žinai, kas labiau susidaryti hierarchiją. Kad kas viskas, ką patinka, nereikia daryti. Nesuspėsi. Dar vienas patarimas - palaikyti socialinius ryšius. Tai čia irgi, tarkim, gal čia priklauso nuo aplinkos, aš neturiu problemų su tuo, nes esu tarp savo bendramžių, vienas dalykas. Ir dar vienas dalykas, koks yra įdomus, nežinau, gal ir kitiems taip yra, kad kai prasidėjo pensinis amžius, to aplinkoje pradėjo atsirasti tie žmonės, kuriuos pažinojau iš jaunystės, nes jie irgi vienas po kito išeina į pensiją, tai vadinasi, turi daugiau laiko, tai klasės draugai, iš kurso, iš klasės, iš jaunystės ir bent jau kol kas ta socialinė aplinka ar su kuo bendrauti, ne tai, kad nemažėja, o daugėja vis. Dėl to, kad atsiranda bendramžių žmonių, kurie turi daugiau laiko atsiranda. Tai eisim ten, veiksim tą, darysime tą. Bet jeigu mažėja, tai tikrai nėra problema susirasti bendramžių, nes yra net daug bendruomenių įvairių. Taip, jeigu ieškosi, tai rasi. Aš tiesą pasakysiu, kad gal mano bendravimas, kartais jis, žinokit, man atrodo, kartais jau labai jau jo ir per daug. Aš pastebėjau tą, jeigu mes nors kartu šiandien į miestą, tai... Nors mano aplinkoje įdomu yra tai, kad aišku, aš turiu gerokai už save vyresnę draugę, kurią labai myliu, labai man jinai yra svarbi, svarbiausias, šiuo metu tai aišku mano gyvenime yra pats svarbiausias žmogus, vien todėl, kad tai tėvelių nebeturiu. Ir man jinai svarbesnė už mano vaikus. Vaikai aš juos užauginau ir jie turi savo gyvenimus ir jie mano gyvenime svarbus, mes bendraujame, bet tai jau yra kitas dalykas. Tai mano draugė man svarbiausia. Su savo tais 83 metais ir aš kasdien galvoju, Dieve, kad jinai taip laikytųsi, fantastiškai laikosi, nuostabiai yra, bet kad taip ir toliau laikytųsi. Bet mano aplinkoje yra labai daug jaunų žmonių, kurie atėjo prieš 10, 12, jiems dabar po 25-30 ir jie ateina labai dažnai pas mane, aš su malonumu juos valgydinu, jie paprastai visi būna labai alkani jauni žmonės. Iš tavo aplinkoje net įvairaus amžiaus bičiulių. Absoliučiai, aš turiu labai skirtingų amžiaus draugų, iš kurių porą, o dabar jau trejetą yra, kuriems yra po 25-30. Tai yra draugai. Aš keletą kartų esu netgi turėjau problemų, tai vienam paskambinau ir sakau, taip nuotaikos nėra, šiandien taip liūdna. Dabar jau neprisimenu, dėl ko buvo liūdna. Jis atbėgo ir mes kartu ten viską linksminomės. Tai ta prasme taip aš turiu... Labai svarbu turėti kam paskambinti, turėti kam parašyti, su ko pakalbėti. Ir tikrai jų yra. Jeigu pasuksit galvą, tai tikrai yra. Aš manau, kad tas momentas yra labai svarbus, norint turėti draugų, kada tu galvoji apie draugą ne kaip juo pasinaudoti.
Nu, O ką tu gali? O ką tu gali jam duoti, o Taip. kaip tu gal gali jam padėti. Kartais pavalgydinti, kartais pyragėlį iškepti, kartais, vat vienas mano draugų yra tikrai jaunas, labai talentingas gydytojas, amžinai persidirbęs, kartais toks kūdas ateina ir aš jam specialiai stengiuosi ten jau kažkokį rimtesnį maistą padaryti. Ir, ta prasme, ir iš tikrųjų, po to mes jau šnekamės apie dalykus nuo politikos iki gyvenimo, iki asmeninių patirčių dalinamės. Nes iš tiesų kartais mes galime savo patirtis. Aš, pavyzdžiui, tas momentas, kai tu svarstė apie pozityvų senėjimą, man atrodo, yra vienas labai dar praleistas dalykas, aš kai galvojau, ką mes šiandien kalbėsime, aš vieną tokį momentą sugavau save, kad mes apie tai nekalbam. Kad kai tu esi vyresnio amžiaus, tu turi daugiau jau tos gyvenimo patirties ir tada iš tikrųjų peržvelgti savo gyvenimą yra labai įdomu ir kartais pamatai, kad tai, ką tu laikei labai visą gyvenimą, buvo nevertinga. Iš tikrųjų tave trukdė. Bet kitko vertybės keičiasi su amžiumi. Čia net ne vertybių kaita, čia galbūt kaitasi greičiau mūsų požiūris į tą patį. Kokios svarbesnės. Aš, pavyzdžiui, galiu vienu sakiniu pasakyti, ką aš tikrai savo gyvenime. Aš dėl to nesigailiu, kad tai buvo, aš priimu kaip tikrovę, bet ką aš tikrai daryčiau kitaip. Aš būčiau išsiskyrusi, palikusi tą šeimą, nu turbūt kokiais 20, mes išgyvenom kartu su vyru 37 metus, jis po šiai dienai pagal tikėjimą yra mano vyras, bet aš iš tikrųjų turėjau išsiskirti, kada buvo kokie 30 metų anksčiau, būtų buvę laiku. Bet dėl įvairiausių priežasčių. Ta prasme, iš tikrųjų aš tiesiog imitavau santuoką. Aš taip buvau išauklėta, kad tai yra šventa. Ir dėl to tikriausiai niekam nuo to nebuvo geriau, nei man, nei vyrui, nei vaikams, tiesiog spektaklis. Tai dabar ir dar vienas paskutinis patarimas yra, tai kalbėti apie savo jausmus, ką tu jauti sendamas. Tai čia galiu pasakyti, čia man nelabai sekasi. Praktiškai šiandien yra pirmas kartas, kai aš kalbu apie senatvę, apie savo jausmus, su kitais žmonėmis, su Aušra ir su jumis. Su daugybė žmonių. Taip, ir su daugybė žmonių, kad iš tikrųjų taip, senstame, taip, aš senstu, aš turiu tą priimti. Apie tai nemažai galvojau, bet kalbu apie tai pirmą kartą. O patariama, kad reikia apie tai kalbėti su artimais žmonėmis, kurie tave supras. Aš dėja, ar dėja, ar laimė, nežinau, čia šiuo atveju labai sveitinga pasakyti. Čia yra tas patirties įvertinimas, kada tu bandai suvokti, kas buvo prasminga, o kas iš tikrųjų netgi trukdė turėti tokį prasmingesnį gyvenimą, čia apie prasmes eitų kalba. Aš dėja, esu toks labai peršviečiamas žmogus dėl įvairių priežasčių, daugybė visokiausių interviu, bet tai aš iš tikrųjų ir vieną dalyką aš supratau. Mes esame tiek vertingi kitiems, kiek mes esame atviri ir nemanipuliuojantis. Aš labai gerai apie save kartais paskaitau, labai juokiuosi, kai sako, kokia gudri lapė, čia visai nesenai vienas pasakė. Žinot, aš esu labai naivus žmogus, kuris taip nuoširdžiai įsivaizduoja, kad visi yra geri, kad kartais taip įklimpsta į keistas balas. Bet tai yra neblogai tiesiog, kai tu esi atviras, tu iš tikrųjų turi ir daugiau draugų, ir tau yra lengviau pasakyti, šiandien man yra blogai, davai darykim ką nors. Aš žinau, Rasa dabar netoli, mes čia visai šalia atsitiktinai į senatvę įsikraustėm gyventi. Aš įsitikinus, kad jeigu jau būtų blogai, tai aš turiu daug žmonių ir tame tarpe Rasa. Žinai, Rasa, visai. Ir tikrai atsiras vieta. Taip, ir aš tai atvaryčiau tada. Taip, ir tikrai... Lygiai taip pat tu darytum. Ir beje darėjai. Absoliučiai. Beje, kalbant apie tai, čia apie amžių apibendrinant, kad tai yra mūsų gyvenimo istorija. Ir tu pasakoji tokį epizodą iš ankstesnio gyvenimo, apie santuoką. Aš galiu pasakyti visiškai neseną epizodą, tai čia buvo prieš pusmetį, kai aš turėjau problemų, tai yra rankos lūžį. Ir ką aš sulaukiau? Aš sulaukiau savo draugių ir Aušros su termosu, su pagamintų maisto ir kitų draugų su termosais. Ir netgi to gydytojo, jauno gydytojo, kuris vežė. Nuvežė ligonę, kai reikia
reikėjo tą ranką Taip, operuoti. aš jam Tikrai pasakiau, taip, sakiau, taip. mano draugiai blogai ir jisai. Ta prasme, kad reikia apie tai kalbėti. Jeigu kažkokių turi problemų, kažkokių rūpesčių reikia kalbėti. Reikia drąsiai apie tai sakyti. Aš galiu Ir jums tikrai iš aplinkos tikrai bus pakankamai jautrių žmonių, kurie atsilieps. Oi, Visi mes esame jautrūs. Absoliučiai. Praktiškai visi mes Visada. esame Mes jautrūs. tikrai girdime. Ir iš tikrųjų žmonės labai gražiai girdi. Ypač geri žmonės labai gerai išgirdi nuoširdžius prašymus. Taip. Visos tos manipulacijos, tai dažniausiai, kuriuom pasiduoda, nesvarbu ar jaunas ar senas, jos labai dažnai susietas su tuo, kad tie žmonės nemoka atpažinti. Kaip ten vyksta dalykai gilesni, čia aišku, ne mūsų pokalbio tema, bet iš tikrųjų, jeigu jūs esate atviras, jūs po kurio laiko pajusite, kad žmonės yra nuoširdžiai su jumis bendrauja. Tai nereiškia, jie turi teisę su jumis nesutikti, jie turi teisę turėti visiškai kitą nuomonę. Aš dabar, tarp kitko, jaunime labai matau tą tokį įsišaknyjusį įsitikinimą, kad jau jos tai tiesiog Dievas kaip modernybės simuliacija. Tai nieko ypatingo, praeis 30 metų, visa jūsų modernybė biški taip prisuks. O mums reikia į tai trupučiuką žiūrėti su švelne tokia. Tai vat, kalbant apie kitą nuomonę, mes norėtumėm sužinoti, o kokia jūsų nuomonė, gal jis skiriasi nuo mūsų, ką jums reiškia senti, ką jums reiškia jūsų amžius, ką jums sunkiausia priimti, ką jums lengva priimti. Pasidalinkite rašydami komentarus. Jeigu neprenumeruojate dar laidos, būtinai siūlome, prenumeruokite Žilalaidę. Nesiūlome. Labai prašome. Prašome. Žinokit, mums jūsų prenumeratos yra labai svarbios dėl daugelio priežasčių. Bet viena, kuri yra iš tikrųjų ypatingai svarbi. Jeigu jūsų daugiau, jeigu mes matome tą atgalinį ryšį, komentarus, mums tiesiog norisi geriau jums padėti. Yra dar vienas dalykas, yra sklaidos algoritmų. Kuo daugiau prenumeratorių paspaudo, tada tuo daugiau gali pamatyti žmonių. Tada ta laida yra daugiau rodoma, tarp kitko irgi gerai. Žmogus, kuris norėtų, bet jis tiesiog nežinojo apie tai, jisai gali tada tą laidą pamatyti mūsų Žilalaidę. Geriau neįsivelti į nereikalingas, sudėtingas ir labai diskusijas, pavyzdžiui, politinės ar dar kažkokias, kur daug neapykantos galbos. Geriau trupučiuką ramiau, bet ramybė padeda. Tai va, tai mes jums linkime galvoti pozityviai apie savo senėjimą, prenumeruoti Žilalaidę, spausti patinka ir iki kitų susitikimų. Iki kito sekmadienio.